Planas buvo toks, kad mėginau važinėti ir, aišku, pradžioje aktyviai dalyvavom tiek aš, tiek kiti. Pasisekė man. Aišku, ilgai tas tęsiasi, kol nuvažiavom, nes berods tik po 60 km buvo tas nuvažiavimas. Aišku, visi norėjo tam pirmam tarpiniam sudalyvauti, pasim papildomų sekundžių. Ir po to po kalniuko ten vieno pavyko nuvažiuoti. Tai toks planas, o po to gale, tai aišku, jau Egidijui kažkiek ten žiūrėti finišą daugiausiai, nes jis greičiausias. Gaila, nepavyko su pozicijom ir finišas ganėtinai pavojingas ten buvo nuo kalno, tai tas gaila, nepavyko realizuoti pilnai. Normaliai visi darniai dirbom, ten nebuvo, kad kažkas neįtų įvedimus ar panašiai. Tai visi tvarkingai, gražiai, tik aišku kažkaip nesijautė, kad būtų ten kojos tokios darbingos, tai tokia forma neideali, galima sakyti, greičio gal trūks. Aišku, manau, vėl mėginsime būti prieki, dalyvauti pabėgimuose, kad jai druk iki galo davažiuoti, kad būtų lietuvis ir kad kitiem lietuviam nereiktų vytis, jeigu ką. O nuo trasos tai dar nestudijavau, tai nežinau. Manau, paleis kažkokią, tarkim, kaip ir šiandien, tokią mažą grupelę, o po to palaikys kažkiek, gale pasivys, manau. Nes vis tiek jau sprinteris yra geras, tai gali pretenduoti vėl į pergalę. Arba prizuose, kad bent suvažiuoti palankus etapas, jeigu jau šiandien laimėjo, rytoj toks pats finišas.